mano garderokas Dlugomorskas. Ir vieną dieną buvo apsiniaukę, nors ta diena buvo labai jam svarbi, bet viduj vis tiek švietė saulė. Žodžiu, labą dieną. Oi, kaip sunku. Aš kažkokias prisidėti. Negaliu nieko pasakyti. Gerai. Labą dieną. Šiandien turim balandžio 16 dieną. Prieš 10 metų. Ne, šiaip vėl nieko nefilmavau ilgai. Dirbom, bet tokius pavienius darbus. Kažkaip ir nebuvo galbūt tos nuotaikos filmuoti, bet šiandien yra didi diena. Šiandien negaliu. Man iškirpti iš vaizdo, gerai. Šiandien yra didi diena, šiandien išsipildo mano svajonė. Bet nebefilmuojam. Filmuoja. Šitiek metų svajojau, šitiek metų laukiau. O tai pasakysi, o man pasakyti. Čia yra baisu. Taip, bet rimtai kaip ant emocijų čiumpa. Jau ne pirmą kartą tai reakcijos yra. Ojei, žodžiu, šiandien didelė diena. Į ūkį atvažiuoja naujas pagalbininkas, išsvajota braškė. Prie šito esat ir jūs prisidėję, ne finansiškai, bet morališkai, su palaikymu, žodžiu, davėt viltį man tikėti ir toliau siekti. Prasidėjo YouTube'as, prasidėjo Roko užsispyrimas, Roko principai, kad va dabar tai jūs palaukit, va dabar aš jums parodysiu. Tai šitą svajonį įgyvendint nervų kainavo labai daug, ne tik man, bet ir mano šeimai. Visokių reikalų, vis kažkas pakišdavo koją, bet sako, jeigu nori, tai ir pasiekė, tai vat norėjom, pasiekėm ir šiandien atėjo finišo tiesioji, kai jau bus galima atsisėsti, atsipūsti ir viskas pasibaigs. Nebereikės daugiau parintis, faktas dar reikalų bus, bet jau vis tiek bus galima atsipūsti, nes jau tikslas pasiektas. Įgyvendintas ir 5-mečio Roko svajonė bus išpildyta. 15 metų, pirmus 5 metus tai buvo tiesiog vaikiška. O paskiau išgirdus iš aplinkinių, kad ką tu čia durnelį darai, tu tikrai to nepasieksi ir tikrai nepadarysi šito. Dabar galiu visiems parodyti vidurinį pirštą ir sakyti, eikit jūs nes aš tai padariau. Kad ir sunkiai, labai daug ir tėvai aplinkiniai padėjo, nes, realiai ką, jaunas, mažai kas patikė, bet viena įmonė sutiko mane, kai man buvo 15 metų. Bet viena įmonė mane sutiko, kai man buvo 15 metų ir, sakykime, nuo mažų dienų mane užsiaugino ir taip atsiranda pasitikėjimas įmonė ir norisi toliau su jai, toliau bendradarbiauti ir toliau gyvendinti savo svajonės. Taip, kad viskas, kas bus toliau, pamatysite vėliau. Dabar atvažiavome į parduotuvę pirkti kavos. Ir ko dar? Batoną. Čia dabar jau. Tai demo buvo, tai kažkaip ne tiek tas stresas. Sveiki.
O dabar tai čia... Galima man! Gerai, rokai, save. kiemo, pagaliau. Nu, Rokai, žinai ką daryti. Žinai, ką sakyti. Jaudė.
Kaip po to bus dar leiskit man atsigerti. Aš nesuprantu, kas vyksta. Negali būti, kad pas Roką atvažiavo naujas traktorius. Jis dar neįtikė. Sakomoji turbūt. Aš sakiau, kad jūs kitaip negalėjai. Tai gėlės, tai jau jūs įteiksit. Dabar šitas balonas. Jo, panašiai. Kažkaip netaip aukštai. Galvojau, kad bus dar vienas. Ne, tik nematau rodos. Nu, sūnau, čia mes tave, nu tiesiog turėjom kitaip sugalvot, bet gavosi taip, kaip gavosi. Norim tave pasveikinti su tauto pirmu tikslu, tokiu dideliu pirkiniu ir tikrai džiaugiamės. Ir linkim tau, kad puoselėtų mūsų sukurtą ūkį. Tavo svajonė įsipildė. Nu ką, užeidam turbūt, ar ne? Eilė, Rokai. Tiek metų kalbėjom ir taip daug čia linkėjimai tavo nuo mūsų. Ačiū labai. Ir taip tame gyvenau, kad gal irgi, kaip sakai, sveikinusi. Panašiai ir buvo. Šiandien dar tą patį kalbėjau, kad sakau, užaugau realiai suvokimą. Ką, sveiki gyvi. Sekanti diena. Jau graži diena. Neįsivaizduojat, kiek pas mane laimės. Wow, ta prasme. Ką, pagaliau chebrytė išsipildė Roko svajonė. Sunkiai, vargais, negalais. Įdėta daug darbo, daug nervų, daug pastangų, daug rūpesčio, daug pergyvenimo, daug nemiegotų naktų. Bet aš manau, buvo verta. Prasme, kaip sako, kiek norėsi, tiek pasieksi. Tai mano buvo tikslas įsigyti naują traktorių. Tai, kaip matot, galiu pasidžiaugti. Jisai jau mūsų kieme palengvins darbus, palengvins ilgą darbo dieną. Nebus tokio nuovargio, neišūž galvos, neskaudės galvos. Tai kažkaip džiaugiuosi, net vakar tai ryte prabudau jau, kai sužinojau, kad atvešnu kaip vakar, tai te prabudau, nežinau, kas darosi viduje, ašaros akyse kaupėsi, negaliu patikėti iš vis, kad į mūsų kiemą atėjo ta ilgai laukta diena. Tai iš tikro dabar jau galiu pasakyti, nes buvo viskas jau planuojama rudenį. Ilgai planavom, ilgai kalbėjom, derinom, gal man čia jūs kur nors prasidėti, labai gerai čia turbūt. Net nežinau, reikia dar prisitaisyti kamerai laikiklį. Tai ilgai buvo kalbėta, derinta nuo rudens realiai. Tai gavau Europos Sąjungos paramą, jaunojo ūkininko paramą. Buvo parašytas projektas įsikūrimui. Tai buvo iš paramos nupirktas ir presas, nupirkta žemė. Ir vienas iš tų projekto pinigų pirkinys buvo traktorius įrašytas. Bet pirminis planas buvo pirkti dėvėtą traktorių.
Tai toks atrodė kaip ir jo, gerai viskas dėvėta, pasimsiu, užteks. Su frontaliniu, aišku, buvo rašytas, kad būtų, nes vis tiek, su Belarusu tu čia nežinosi, kada jisai pages ir liksi kaip be rankų iš tikro. Tai jau traktorius su šitu jau viską realiai galėčiau padaryti, ką reikėtų. Tai buvo nuspręsta pirkti dėvėtą, ieškojau dėvėtų, nelabai mačiau variantų, kurie atitiktų mano lūkesčius, nes tai tas netinka, tai anas netinka, tai defektas kažkoks, buvo vienas variantas iškritęs žalias, bet ten vėl siurblio problemos, frontalinis pajungtas nuo hidroporos, turi įjungti hidroporą, tada tik tai su frontaliniu gali dirbti, tai irgi nesąmonė, tai kiek čia prijunginėsi. Tai tada kreipiausi į Dotnuvą, galvoju galbūt per tenai ką nors dėvėto būtų galima surasti. Tai buvo keletą variantų, kaip ir sugundė, viskas gerai, bet jie buvo žymiai didesni. Prasme, Puma 100 arklių, buvo LS-as, šimtinukas, bet tenais ne, ten jau tada geriau Belarusas. Tai po to derinom, tas keis Puma su frontaliniu 100 arklių, man kaip ir jisai patiko, užkliuvo, kaina irgi nebloga, bet gazdino tai, kad buvo moto valandų šiek tiek daugoka. Plius pagalvojau, kad ką aš prie jo prikabinsiu. Kultivatorių, gali kultivatorių, sėjalką, ne, bet, sakykime, tokio dalyko vėl plūgo reikia. Labai daug padargų reikėtų atsinaujinti tada, o tokį projektą vykdant ir tai išėjo labai daug pinigėlių. Tai kavą dar presą būčiau užkabinęs, bet tiesiog jau po to priėmėm tokį sprendimą, geriau pirkti man mažesnį, šituo atveju šitas keisas yra 100 arklių, kaip tik buvo gamyklinė akcija, tai mažesnį su frontaliniu, bet aš užkabinsiu viską. Ir man ateinančius metus ar du nereikės kažkokių tai investicijų vėl į padargų. Sakykime, grėblį galiu užkabinti, sėjalką galiu užkabinti, kultivatorių galiu užkabinti. Tai esu laimingas, kad pasirinkau šitą variantą, nei kiek nesigailiu. Džiaugiuosi, kad tas toks išsivystė bendravimas su Dotnuva, tikrai puikiai įmonė. Nežinau, per 6 metus, kiek bendraujam, buvau dar snarglius, taip pavadinkim, lyginant su dabar. Bet niekada į mane nežiūrėjo iš aukšto, visada bendravo kultūringai, mandagiai, niekada nepasakydavo, kad mes tau neturim laiko ar kažkas. Ta prasme, visada tikrai, jeigu man kildavo kažkokių klausimų, tam pačiam Nerijui tikrai padaryta milijonas skambučių. Labai esu dėkingas, linkėjimai jam, nes žmogus tikrai atidavė visą širdį, patarė kaip geriau, kas geriau, nes, reikia suprasti tai, kad pirmas naujas traktorius. Ir, neįmanoma žinoti visų ta prasme, esminių dalykų, ko gali prireikti, kas yra reikalinga ūkiui. Faktas, tas suvokimas apie naują traktorių, kaip jisai turi atrodyti, kaip jis turi dirbti ir kokios funkcijos jame yra, tai aš žinau, bet vis tiek būna kitą kartą, kai jau čia vis tiek specialistas daug metų dirba su žemės ūkio technika ir žino, su kokiom problemom ūkiai gali susidurti ir kas gali laukti. Tai visada patarė geriausią variantą kiekvienam ūkiui. Ir nežinau, širdelė dar virpa,
neina man dar patikėti, kad yra naujas traktorius ant kiemo. Dar kartą dėkoju visai Dotnuvos komandai. Labai, nežinau, bet čia likimas toksai yra, likimas mūsų suvedė ir kažkaip gerai, kad nepraradom to ryšio, visada bendravom, kalbėjomės su bele kuriuo, nesvarbu, kad ir ne su Nerijum, pavyzdžiui, susitinki kažkokį tai Dotnuvos vadybininką ar darbuotoją, visada maloniai pasikalba, nors nieko iš jų nebuvau pirkęs, apart ten plėvelės. Čia tas YouTube'o reikalas, kad ten kažkokia reklama ar kažkas čia apie tai net nėra kalbų, bet tiesiog dar prisimenu pirmom, kai mes su Neriju susipažinom, važiavau į lauko dieną ir filmavau, turėjau dar 9 GoPro, pirmą dieną tik tai buvau gavęs, dar yra vaizdo įrašas YouTube'ai, filmuodavau, da taip nedrąsiai tą kamerą, taip prie savęs prisitraukęs, filmuoju, kad tik nieks nepamatytų, nes gėda kažkaip buvo. Ir girdžiu kažkas iš nugaros ateina, taip atsisku, žiūriu parašyta Dotnuva Baltai, galvoju čia. Nežinojau net, kas yra Nerijus. Tai staigiai kamerą išjungiau į kišenę, kalbėjom. Tai sako, ką ten kišeniai turi? Tai sakau, tai kamera, čia sako, kelsi kur nors, tai jo, galvoju, gal čia kažkoks video išeis į YouTube'ą. Tai tiesiog taip paprastai prasidėjo bendravimas, metai po metų, daug planavimo, daug derinimo ir, prašau, kalbėjom ir susikalbėjom ir dabar stovi graži raudona braškė ant kiemo. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų. Ta tokia istorija, kaip sakau, traktorius su istorija yra. Tai svajonė išsipildė, ką galiu pasakyti, tik tiek. Tai apie techninę galbūt būklę, kokios jisai čia komplektacijos, kas čia jame yra. Iš tikrųjų yra labai paprastutis, kompaktiškas toksai traktorius. Tai frontalinį krautuvą buvau į projektą įsirašęs, kad bus traktorius su frontaliniu krautuvu. Tai dėvietą su frontaliniu pirkti nenorėjau. Norėjau atskirai dėti frontalinį, nes galvoju vis tiek jau traktorius dirbęs su frontaliniu, jau jisai yra kažkiek palaužytas krovos darbuose, ne tas. Tai labai bijau, ten sakau, kokią sankabą, dėžė ar dar kažkas išeitų, tai būtų tragedija, bet pasitaikė, tai frontalinį ėmiau gamykliškai užmontuotą. Yra jo joystickas, irgi paprastutis, trečia funkcija frontalinio, trečia hidropora. Mechaninė dėžė 12 pavarų į priekį, 12 atgal. Elektrinis skydelis, tai jau šitam atnaujintą modelį standartiškai jisai čia eina. Čia irgi 3 hidroporos, klimatas, šviesos, radija. Labai kažko tokio ypatingo ir nėra, bet kam reikia tų mandrybių, visgi pirmas traktorius, ką žinau, priekinis langas atsidaro, stoglangis yra, bet tai tas priekinis langas, nežinau, gal nelabai, manau, bus darinėjamas. Tai iš komplektacijos šiek tiek platesni ratai, amortizacija frontalinio, hidraulinis siurblys našesnis, 8 kažkelių litrų. Ir galbūt nieko nepamiršau paminėti. Kablys gale virš kardano. Čia biški dar šampano likučiai ant ratų. 3 hidroporos, kablys virš kardano, apačioj kablys, šitas kablys, žodžiu. Pas kitus traktorius būna čia mygtukas, darbinio ar šlaunim pasikelt elektrinis, bet
čia yra mechaninis. Tai man jisai, ta prasme, nu, nėra, kad čia jau dabar sakyčiau, hebra, davai man čia mygtukų reikia, ką iš čia dabar, aš pavargsiu tą rankeną. Nu, nedažnai tu tą rankeną išlipęs kilnoji, faktas ten persikabit padargui, bet tai ką, ar sunku paimti, tiesiog pastumti priekį rankenėlį ir nu, pasikels to šlaunis, kiek tu reikės. Tai čia, nežinau, man tai jisai uoga. Ai, dar pasirinkau su oriniais stabdžiais, nes buvo gamykliškai hidraulinius deda, bet aš norėjau su oriniais. Nėra priekinės, nėra kabinos amortizacijos, nėra priekinio tilto amortizacijos, tik tais frontalinio. Tai nežinau, kol kas kiek važiavau čia va, po teritoriją, lyginant su Belarusu, faktas, čia nėra ką lyginti, čia yra keisas, ta prasme. Tai lyginant, nu, lyginu su to, ką dirbu, tai lyginant su Belarusu, nes čia vat, savo teritorijų važiuojant mažai iškristi iš kabinos, ta prasme, pirmą powerą ten arba 6 palėtinta kokia važiuoja iš lėto, gražiai, nes labai purto, su šitu praskridau, net nuo sėdenės net kilau. Ta prasme, kažkaip toks minkštutis, aišku, matysim, kaip toliau seksis, gal dabar iš pirmo žvilgsnio taip atrodo, po to gal jau nebepatiks, bet aš manau viskas bus gerai. Tai purvasargiai nesivairuoja, bet, nu, aš žinau, tai mažiukas traktoriukas, maža bazė, tai čia nėra ko norėt. 100 tikrų arklių, kapoto dar pats nebuvau atidaręs, tai jo, frontalinis L635. Galima matyti aplinkui. Šiaip dabar daug dar reikalų susitvarkyti su dokumentacija, užregistruoti ir panašiai. Bet labai džiaugiuosi, nes nu, jau darbai eis kitaip. Presavą pakinkysim, užkabysim, su presiuku padirbs. Reikės, atsitiks bėda, užkabinsim ir tą patį grėblį, nes, nu, Belarusas, nu, tai jisai neamžinas, jisai pastoviai griūna, tai reikės, taip pat, liktų vienas traktorius, sakykim, šiuo atveju keisas, ūkyje tai pilnai apsidirbtai ir visus realiai padargus užkabyčiau ir nereiktų labai stresuot, kad čia ką dabar daryti, kaip čia man su 100 arklių traukti 3 metrų grėblį. Tai kažkaip šitas negąsdina visiškai. Tai va, tai nežinau labai daug ką jums papasakot, viską dar galbūt apžvelgsim, pirmadienį atvažiuos iš servizo paleidimą padaryti. Tai galbūt, kai darbuosiuosi, jau daugiau eis papasakot, jau tyliai dirbsiu, galėsiu ir kamerą pasidėti kampe, su jumis pasikalbėti. Jau bus kitas reikalas, nes iš Belaruso kabinos aš nieko dažniausiai nefilmuodavau ir nieko nepasakodavau, nors ten įdomiausi kadrai būna. Tai kažkaip va taip. Tai jo, reik eit dirbti, nekalbėčiau per daug. Viską parodysiu ateityje, kaip seksis dirbti. Nežinau, džiaugiuosi pasirinkimu, svajojau šitiek metų apie keisą. Ir būtent keisą. Ir joks man kitas traktorius netraukia kaip keisas. Ir nežinau kodėl. Įaugęs matyti kraują, įaugus ta raudona spalva. Nors yra ir kitų gamintojų raudonų traktorių, bet vat man būtent patiko keisas. Ir pavergė mane įmonė kažkaip savo nuoširdumu, savo bendravimu. Tai va, žodžiu, tiek kol kas naujienų, einu darbuotis, tai galbūt šiam kartui daugiau nieko aš jums ir neparodysiu. Net nežinau, ką daugiau ir apžvelgti. Kažkaip dar
pats visko pilnai neįsiaiškinęs, daug nedirbęs, tai kažkokių pastebėjimų pasakyti ir negaliu. Tik tiek galiu pranešti, kad bus gerų kadrų šiemet. Gerų darbų, smagių darbų, malonių, su šypsena. Dabar, pavyzdžiui, reikia eiti karvėm atvežti ruloną, jau aš į Belarusą nelabai noriu lipti, bet prie keiso dar nenoriu irgi žnyplių rulonų kabyti, nes reikia cilindrus išplauti, žodžiu, kad į traktorių nepapultų kokių tai nešvarių tepalų, nes tada jau bus batai. Tai vat. Tiek naujienų. Ačiū, kad žiūrėjot. Žodžiu, užsiprenumeruokit kanalą. Paspauskit like ant šito video, kad Roko svajonė išsipildė. Tai iki sekančių video. Manau, jau sekančiam vloge susitiksim laukuose. Vyksim į darbus, darbuotis, ruoštis sėjai, nes dar nieko nedariau, iš tikro laukiau traktoriaus nekantriai taip. Tai laukiau traktoriaus, norėjęs jau pirmus darbus pradėti su juo. Tai va, tai dabar laukiam serviziuko ir lėksime į laukus. Tai gerai, nebetrukdau jūsų, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad palaikėt visą tą laiką, kol kas tikėjo, kas netikėjo, kad pas Roką atvyks naujas traktorius. Vieni sakė vienoks traktorius, kiti sakė atvažiuos Jumzas. Kam kaip pasirodė, bet aš žinojau, kas atvažiuos. Tai va, gerai, iki sekančių kartų, užsiprenumeruokit kanalą ir važiuojam toliau.